Pozityvių diskusijų laida Ar tiki atvyksta pas jūs. Jūsų aplinką paversime tikrą televizijos studiją ir pakviesime aktyviausius bendruomenės narius į atvirą pokalbį. Mūsų tikslas jums rūpimais klausimais per pozityvę diskusiją ir tarpusavio susikalbėjimą atrasti tinkamiausius sprendimus. Sveiki visi gerbiami, susirinkę štai šioje nuostabioje studijoje, Balsių progimnazijoje. Ir norėčiau pristatyti šios dienos pokalbių svečius. Tai yra Rimantas Micka, Balsių bendruomenės pirmininkas. Labas vakaras. Adonė Markienė, Balsių seniūnaitė. Labas vakaras. Linas Kvedaravičius, Vilniaus savivaldybės vicemeras. Labas vakaras. Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas, buvęs Balsių gyvenamųjų namų statybos pirmininkas, taip pat buvęs Balsių bendruomenės tarybos narys. Tokia istorija. Labas vakaras. Na ir dabar visa šita miela studija susirinkusių nuostabių, iniciatyvių Balsių gyventojų. Paplokim jum! Pats metas televizijos žiūrovam pristatyti į vietovę, kurioje mes susirinkome, nuo jums prisiminti, kur gyvenate visiems. Ir dabar dėmesio į ekraną. Balsiai yra šiauriausia Vilniaus miesto Verkių seniūnijos dalis, apsupta Verkių parko, Neries upės, Žaliųjų ežerų ir besiribojanti su Vilniaus miesto pakraščiu. Šiandien Balsių gyvenvietė yra jaukus individualių gyvenamųjų namų rajonas, turintis puikią infrastruktūrą ir apšviestas gatves. Čia įkurtas vienas pirmųjų mitologinių parkų Lietuvoje. Balsiuose veikia 3 privatūs darželiai, o 2011 metais duris atvėrė ir Balsių progimnazija, garsėjanti ne tik šiuolaikiškai įrengtomis erdvėmis, bet ir puikia ugdymo kokybė. Šiuo metu Balsiuose gyvena virš 10 000 gyventojų, maždaug 5% iš jų vaikai iki 18 metų. Ir šie skaičiai auga. Balsių bendruomenė jungianti ne tik pačius Balsius, bet ir mikrorajono apylinkės yra viena aktyviausių ir žinomiausių bendruomenių ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje. Kasmet Balsiuose organizuojami tradiciniai kultūros ir sporto renginiai, sulaukia didelio susidomėjimo, skatina bendruomeniškumą ir kaimyninius ryšius. Visos svarbiausios Balsių bendruomenės šventės vyksta mitologinėme parke. Į renginius susirenka ne tik Balsių gyventojai, bet ir jų giminės bei draugai. Birželio mėnesį Balsiaus apylinkėse garsina tradicinė bendruomenės šventė. Vasarą Balsių gatvėmis vyksta tradicinės bėgimo varžybos, rudeniop visi renkasi į rudens lygiadienį, kalėdinių laikotarpių smagiai švenčiamas Blukvilkis, o pavasarį triukšmingai pasitinkamos užgavėnės. Na, o naujausia bendruomenės iniciatyva – kaimynų turgus, Blusų Balsiai. Tokioje bendruomenėje, ko gero, norėtų gyventi kiekvienas iš mūsų, bet savaime viskas neteina. Savo gerbuvį kuriame mes patys. Rimantai, kokia kaip bendruomenės pirmininkui ta bendruomenė šiandien ir kuo jūs čia džiaugiatės, matom gražus vaizdai? Kaip gyvenate šiandieną? Šiandien tikrai turime kuo pasidžiaugti ir vienas iš tų didžiausių mūsų džiaugsmų, kad bendruomenė sparčiai auga ir tai, kas įvyko šiandien, mes nesitikėjome tokių rezultatų. Mūsų mikrorajonas tampa patrauklus jaunom šeimom, kurios turi didelės šeimas. Tai yra didžioji dauguma gyventojų, yra daugiavaikiai. Tai fenomenas, kuriuo mes norėtum pasidalinti tą džiaugsmų su visa Lietuva. Kodėl taip gavosi? Matyt, todėl, kad kažkada kažką tai darėme ir netikėtai turime štai tokį rezultatą. Vadinasi, vertėjo kažką tai daryti. Algirdai, jūs čia senbuvis nuo pat pradžios. Kaip dabar čia gyvenasi? Labai patogus rajonas? Aš norėčiau pataisyti Rimantą, kad ne tik jaunom šeimom ir tokio vyresniem kaip mum irgi tai yra labai patrauklus, patogus, pirmiausia, gamtos atžvilgių. Gerbiamas vicemerė, štai, bet jums iš to daugiabučio, daug statinio, daugiaaukščio statinio, jums geriau matyti šis rajonas. Koks jisai viso Vilniaus kontekste? Pats geriausias Lietuvoje. Ir jūs taip pat jaučiate?
Apskritai, Balsių bendruomenė savo entuzijazmu ir tais veiksmais nuveiktais per tuos 25 metus, nes neišventėmės tą jubiliejų, tikrai parodė, kad žmonių iniciatyva gali viską. Nugalėti ir biurokratiją, ir negandas, ir per krizę vystysis ir taip toliau. Ir mes tikrai sėdėm puikioj mokykloje, geroj salėje. Renginiai, kurie vyksta, subūrė bendruomenę ir bendruomeniškumas labai stiprus šitoj vietoviai ir tai yra augantis regionas. Na, aš galbūt apibendrinsiu, sakydamas, kad Balsių mikrorajono teritorijoje, katras sudaro 13 kvadratinių kilometrų plotas, yra Balsių gyvenamųjų namų kvartalas, Verkių Riešės, Naujųjų Verkių, Staviškių, Krakiškių, čia be galo daug bendrijų ir šiuo metu sparčiai vystomos naujos gyvenamųjų namų statybos, detaliai planai. Šiame mikrorajone savo gyvenamąją vietą yra deklaravę 9548 gyventojai. 2014 metų duomenys rinkimų teisę turi 7500 gyventojų. Taigi likę 2000 yra vaikai iki 18 metų. Na, dabar dėmesio į ekraną. Balsiai pradėjo kurtis 1990 metais sodų bendrijų teritorijoje. Tuomet čia nebuvo nei asfaltuotų kelių, nei gatvių apšvietimo, nebuvo ir telefono ryšio, vandentekio bei kitų būtiniausių dalykų. Balsiuose besikuriantys gyventojai susidūrė su begalio problemų, tad joms spręsti 2002 metais buvo įkurta visuomeninė organizacija Balsių bendruomenė. Į pirmąjį susitikimą grupelė iniciatyvių žmonių tuomet susirinko mažoje kavinėje. Algirdai, pabuvome Morkų lauke. 90-ais, jau buvo 91. Morkas zuikiai suvalgė. Rimantai, kaip pavyko viską apversti aukštinkojom? Mes kūrėme Lietuvą čionais. Tai galim pamatyti ant tų šilaukų, kas atsiranda, kai žmonės kažką tai daro. Iš tikrųjų, tai yra visi, kurie čia gyvena, visi prisidėjo prie šito gėrio kūrimo. Na taip, Algirdai, Lietuva prasideda ne nuo Seimo, ne nuo prezidentūros, o nuo mūsų kiemo. Taip, taigi vis tik tai kaip čia ta pati pradžia buvo? Nepagalvokit, kad viskas ėjo kaip sviestu. Mes turėjom tokią bendryją, kuri bankrutavo, mes ten buvom sunešę pinigus, mes norėjom kelių, mes norėjom šviesos, mes norėjom vandens, nieko to nebuvo. Tai aišku, vienas nenutiesi kelio, vienas nepastatysi elektros tinklų. Ir tai reikėjo burtis ir atsirado tam tikra iniciatyvinė grupė, atsirado kelios bendrijos, kurios pirmiausia sprendė elektrifikacijos klausimus. O tai kaip su žvakiam būdavo pradžiai? Pradžioj nebuvo tikrai ir tai užtruko turbūt kokius 3-4 metus, kad mes pirmieji ten pastatėm transformatorių, gavom elektrą. Turėjau tokią iniciatyvą. Pirmasis telefonas toks atsirado unikalus. Elektroninis specialistas padarė kreipiančią anteną. Mama gyveno Žirmūnuose. Tai buvo kreipiančia antena į Balsius, o ragelis už 9 kilometrų. Ir mes galėjom susiskambinti. Tai čia buvo vienintelis telefono aparatas? Čia buvo jo, iki mobiliųjų atsiradimo. Čia buvo pirmas toksai mobilus, pusiau stacionarus. Tačiau su tuo rageliu galėjai važinėti, čia netgi vietoje iš automobilio paskambinti. Net ir automato būdelės mes taip ir neturėjom čia, tos telekominės. Būtent bendruomenės sutelktumą skatinom. Kaip visą laiką žinom, kad tam tikroje teritorijoje gyvena sąmoningų piliečių kažkokia tai dalis. 5-6 iniciatoriai ėmėsi iniciatyvos kalbinti kitus žmonės, padarom kažką tai. Pradžiai netikėjo, bet laikas padarė savo žingsnį. Surinktos lėšos, padaryti pagrindai, savivaldybei pateiktas prašymas, laboratorija atvažiavo, patikrino pagrindus ir jau savivaldybė uždeda asfaltuotą dangą. Mažiau kainuoja. Na, žodžiu, vienu galime paploti visi savo, neįveikėme. Ir Balsių mokyklos progimnazijos vaikų folkloro ansamblis Bitinėlis, na, tikrai turbūt gražiai tai parodys. Kad pakeltų vėjulį
Balsių progimnaziją lanko 941-8 klasių moksleivių. Balsių teritorijoje esančiuose 3 privačiuose darželiuose lankosi 80 vaikų. Likę iki mokyklinio amžiaus vaikai 623, greičiausiai kitose vaikų darželiuose, namuose su močiutėm. Ir klausimas, ar reikia vaikų darželio Balsiuose? Ir čia niekas kitas taip geriau nepasakys, jausdamas ant pulso, kaip Balsių progimnazijos direktorė Loreta Kačiošytė Skramtai. Labas vakaras. Ar reikia Balsiam darželio? Be abejo, darželis šitai gyvenvietėje, šitai teritorijai tikrai labai reikalingas. Kai atsidarė mokykla 11 metais, mes mokykloje turėjome dar prieš mokyklinio ugdymo grupės. Šiuo metu dėja teko jas uždaryti dėl didelio pirmokų skaičiaus. Ir didelis poreikis prieš mokyklinio ugdymo grupių šitoje mokykloje ir dabar yra, nes tėvai labai teiraujasi, klausia ir labai apgailestauja, kad mes negalime atidaryti prieš mokyklinio ugdymo grupių. Kaip žinote, prieš mokyklinis ugdymas nuo šių metų yra privalomas. Taip, bet žiūrėkit, tėveliai važiuoja į darbą, nusiveža vaikus ir gal čia tokios problemos nėra, štai į Vilnių palikai tuos vaikus ir parvežiai. Aišku, kai yra tokia situacija, nėra kur dėtis ir tenka tuos vaikus vežioti. Tačiau jeigu būtų darželis šioje vietoje, tuomet mokykla galėtų turėti ryšį su darželiu ir galėtų pažinti vaikus geriau, pažinti bendruomenės, darželių grupės formuotus, ateitų susiformavę vaikai į mokyklą, o dabar mes turime rugsėjo 1 dieną po biručių klases iš viso miesto ir iš tiesų adaptacija vaikams būna sudėtinga. Bendraujant su bendruomenė ir randant abipusius kažkokius tai taškus sąlyčio, galima spręsti tokias turbūt problemas, gerbiamas vicemerė? Tai būtina. Reikėtų pagirti iš tikrųjų titanišką darbą atlikusiai Balsių bendruomeniai. Jie galvoja apie ateitį ir būtent apie vaikus. Aš kalbu apie žemės sklypą, kuris yra numatytas pačios Balsių bendruomenės ir paliktas būtent darželį. Tai bet čia reikia vis tik tai pasakyti, kad jūs kartu su bendruomenė gynėt 2 metus teismuose tą sklypą ir ne tik tai darželiui, čia yra ir numatyta planuose ir daugiau funkcinis centras ir labai nemaža teritorija, teko 2 metus ginti. Yra valstybėje daug tokių dalykų, kur mes netikėtai sužinome, kad štai planuojama grąžinti žemę, kuri buvo numatyta tam tikrai infrastruktūrai. Ta sužinojame, mes ėmėmės tikrai drastiškų veiksmų, kaipgi apsaugoti, iš komplektuos mūsų mikrorajoną nebeliks vietos, nebebus galimybės niekada to padaryti. 2006 metais buvo jau iš tikrųjų ir suformuotas žemės sklypas ir netgi parengtas projektas, kuris paseno. Degradavo dėl to, kad nebuvo vystomas. Gerbiamas vicemerė, štai 2014-2020 metais skiriama nemažai lėšų iš ES numatyta. Na ir vis tik tai tas darželis jau yra tokia aktuali pasidaro problema šitam rajonui. Ką galvoja savivaldybė? Be abejo, darželio problemą reikia spręsti, bet čia reikia tiesiog rasti tą balansą ir žiūrėti, iš kur galima tų lėšų gauti. Ir čia ir bendruomenė, ir savivaldybė surėmus jėgas, švietimo ministerijoje, galbūt europinius fondus pasinaudojant, tikrai galima būtų surėmus pečius ir bandyti gauti. Bet greitesnis turbūt mano manimu, pažiūrėkim, privatus verslas ateina į Balsius ir Baltiškas House iki parduotuvės pavyzdys rodo, kad didžiulį centrą ruošiasi statyti ten, kur net pagalvoti negalėjai prieš 20 metų, kad toks centras prekybinis atsiras. Ką tai rodo? Tai rodo, kad verslas pajuto, kad tai yra žmonių didžiulė ir pasiturinčių žmonių, gyvenančių tikrai daugiau, galbūt kaip virš vidutinė klasė, tikrai turinti pajamas pakankamas, gyvenant gyvenamųjų individualių rajone namų. Verslas ateina ir kodėlgi nepabandžius galbūt su verslo pagalba tą darželį ir turėti, bet tam yra vienas trukdis, labai paprastas, banalus, bet jis yra, tai yra žemės panaudojimo tipas. Šiandien buvo vizuotas dokumentas tarybai, miesto tarybai, taryba tikiuosi priims tą protingą sprendimą, kreiptis į vyriausybę, kad šita žemė būtų suteikta nuosavybės teisė savivaldybei, kas leistų nuomos būdu išnuomoti aukciono būdu norintiems vystyti būtent darželio veiklą.
Tai žymiai praplečia ir bendruomeniai pačiai ieškoti investitorių ir miestui spręsti šitą problemą. Pasirodo, kad ta problema labai lengvai sprendžiama, tik tai savivaldybė kaip ir nori ir negali padėti. O kaip paties nuomonė, nes pats turbūt sunešiojate ne vienas tas metalinės klumpės. Buvom jau parengę tokį projektą, buvom susitarę su investuotoju, kuris sutiktų įrengti galbūt naujos kartos modulinio vaikų darželio, tokį konceptas buvo paruoštas. Tačiau vėlgi atsirėmėm, ilgas darbas, 2-3 metai diskusijų, tačiau taip ir neišjudėjom iš vietos. Iniciatyva, kuri tikrai buvo gera ir buvo planas labai paprastas, bet investuotojų netiko tas galbūt tipas, aš tos istorijos iki galo gal ir nežinau, bet netiko tiesiog žemės sąlygos, galbūt galėjęs išsinuomoti tą žemę ilgam laikui, galbūt būtų ir įsisprendus ta problema. Tai šiuo keliu mes dabar sparčiai ir judam ir sprendimas tarybos, manau, bus teigiamas. Juolab, kad eina kalba ne tik tai apie Balsių sklypą, o dar apie 7 sklypus mieste, kur verslininkai nori investuoti, bet jiems norisi labai aiškumo panaudojimo. Tai yra nuoma ir leisti investuoti pinigus tokiu būdu. Tai norit pasakyti, kad Rimantai 25 metam verslui per mažai, o daugiau nėra galimybės? Galbūt. Turbūt iš tikrųjų mes krapštome gal kaip pionieriai, visą laiką būnam prieki to vagono, prieki traukinio. Tai... Bet jums gerai sekasi? Tai, kaip sakoma, ne vien savo darom. Ta kelią praminti, eidamas iš paskos niekada to nepadarysi. Eidamas prieki praminį taką. Apie tą mokyklą ir apie darželį, ką rodo praktika, kad iš tiesų kažkaip tai savivalda keliais žingsniais atsilieka nuo to, ką sako bendruomenė ir kaip sako. Nes aš dalyvau mokyklos procesuose nuo pat jų pradžių, sėdėjau tuose pačiuose savivaldybės komisijose. Ir tuomet, kai mes pasakėm, kad iš tiesų yra bėda, bus per mažai. Pačioj pradžioje iš viso sako, kiek čia jūsų tėra. Tai mes tada savo jėgom padarėm surašymą Balsiuose, savivaldybei pateikėm, švietimo ministerijai pateikėm, visiems pateikėm, tada sako, oho, jums tikrai reikia mokyklos. Tada patikėjo. Tada sako, mums tokios ir tokios reikia, tiek bent jau. Tada buvo 1324 vaikai, jeigu neklystų. Ateinam į posėdį, kur jau pristato projektą, sako, maždaug bus trečdaliu mažesnė. Sakom, bet tai jums reikia mokyklos ar nereikia mokyklos? Maždaug buvo toksai klausimas. Sakom, reikia mokyklos. Tai susispaudėm, sakom, mums trūks jau. Su darželiu sekanti istorija, jau mokyklą įpusėjus, reikalam, sakom, bet reikia ir darželio. Atsisako, tai jums reikia mokyklos ar jums reikia darželio? Vienaip ir to. Taigi, aš manau, kad ši bendruomenė tikrai plečiasi ir šiai bendruomenė reikia ir didesnio darželio, ir didesnės mokyklos. Manau, kad šios laidos ir pavadinimas, ar tiki, įpareigoja būti optimistais. Tikėti, nes jeigu Balsių bendruomenė būtų netikėjusi tam morkų lauke, kad bus tokia, kokia jinai yra šiandien, jinai tokia ir nebūtų buvusi. Jeigu mes ateisim su kalaviju, žiūrėsim į savivaldybę, tai turbūt tą savivaldybę sugriausim, o ne kartu bendrai su ją padarysim kažką. Tai ties šią gražią, pozityvę natą išgirdę visi tie gražių pasirodymų, jūsų optimizmo, linkime tikėti. Tuo ir atsisveikiname. Likit sveiki. Kągi, tikėjimas. Taip. Ačiū labai. Dėkui. Tikiu. Ačiū.